Sveiki, mėlyjeji! Artėja vasara ir nors kubilą dažniausiai naudojame žiemą, bet pats laikas jį įsirengti būtent šiuo sezono metu. Sveiki, esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignilinė ir mes esam degintos medienos gamybos ekspertai, o šiandieną lankausi pas kubilų karalių. Labas, Ričardai. Sveiki, Lina. Trumpai prisistatyk, kas esi ir ką veiki. Sveiki, esu Ričardas Remenčius. Mūsų įmonė gamina pirtis ir kubilus. Pagrindinė gaminame iš polipropileno, iš plastiko kubilus ir įvairias pirteles, tiek mobilės, tiek stacionarės iš sienojų. Taip, ir ne tik, kad gamina tos kubilus, bet esant reikalui ir sumontuojate pas klientą, taip? Taip, montuojame į terasas, taip pat ir gaminame. Ir galit padaryti leidžiamą kubilą. Tikrai taip. Ir šitą informaciją žinau iš kito savo kliento, kuris ilgai ieškojo sprendimo, kaip leisti kubilą ir jį sumontuoti. Ir kiek žinau, vienintelis Ričardas, kuris apsiėmė tą padaryti. Taip. Dar gerą dalyką turi, jūs ne tik gaminat, bet ir nuomojat. Tikrai taip. Savo visus gaminius mes pradžiai siūlome išbandyti klientams, kad jie pasibandytų, kokiu nori masažo, kokios pirties nori, nes viską turim ir mobilių gaminių, ta prasme. Tai galite išmėginti mūsų gaminius prieš perkant arba užsisakant. Taip, ir tai yra dar viena labai gera paslauga, nes kaipgi paprastam žmogui žinoti, ko mes norim, kurioje vietoje tas masažas reikalingas, ar mes norim oro, ar mes norim vandens, hidrosistemos masažo. Tai visą tai galim išbandyti, bendraudami su Ričardu ir jau išsirinkti savo svajonių kubilą. Ir galiausiai net nereikės pačiam dirbti, tik tai pinigus susimokėti ir turėsite kubilą savo namuose. O kokie tie kubilai, dabar galim pasižiūrėti. Koks čia kubilas yra, papasakoti. Tai yra polipropileno kubilas, 2 metrų skersmens, talpinantis nuo 6 iki 8 asmenų, turintis termų dangtį, turintis degintos medienos apdailą, apšildytas yra poliuretano putomis, turi medinį dvigubo impregnavimo padą po apačią, turi galingesnę sistemą hidro 1,5 kW, turi Bluetooth atsparę drėgmei audio sistemą, metalinį bariuką, oro sistemą. Štai. Ir turit dar, jeigu kalbant apie kubilus, ar gali būti šildomas tik tai kietų kurų, ar ir elektra? Ne, gali būti ir elektra, gali būti ir dujomis, yra dabar naujos sistemos ir dizelinės, dizelio galima šildytis. Jeigu esate sodybų ir neturite elektros, galite šildytis netgi dizeliu. Tikrai taip. O galima kombinuotą šildymą? Galima kombinuotą, tai būtų su malkinė krosnelė plus elektrinis stenas. Palaikymui šildymas. Taip, palaikymui. Taip, tai ką mes dabar sušilom, nuėjom į pirtį, karštą ir ką daryt, kur atvesti? Reikia šalto vandens kubiliuko. Ir mes turim tokį už nugaros. Taip pat yra degintos medienos apdailos, visiškai juodos klientų pageidavimo, metro skersmens kubiliukas, metro gylio, turi atsisėdimo vietą ir tinkamas po pirties. Ir dar turi išleidimą. Išleidimo vožtuvas taip pat. Tai ką, svajojate apie savo kubilą? Ričardas gali jums padėti tą svajonę įgyvendinti. O kaip tave rasti? Palemonų pirtis ir kubilai mes vadinamės, arba tiesiog man paskambyti ir apsilankysiu pas klientus ir sutarsim viską. Iš karto gali pasakyti savo telefono numerį, nes jau žinau, kas norės su tavim pabendrauti. 8655 94 699. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkėjimai Lina Kontautienė UAB Lignilinėje. Ačiū, iki Ričardas, Palemonų pirtis ir kubilai. Linkėjimai. Bye.